Labadiena dar kartelį. Labadiena. Šiandien savaitraščio Ekonomika LT video rubrikoje kalbame su medicinos mokslų daktaru Vytautu Stonkumi. Ir tiesiog, ponia Vytautai, noriu jūsų paklausti, kai kalbėjomės telefonu, jūs įvardinote, kad yra dvi gydytojų barikadų pusės. Pats kuriai atstovaujate? Aš atstovauju, ne tiek aš atstovauju, bet aš domiuosi ir prislaikau nuomonės kitos pusės, neoficialiosios medicinos. Kokia ta neoficialioji medicina? Gal galite šiek tiek papasakoti? Neoficialioji medicina yra įvairių, kaip sakant, sričių atstovai. Oficialioji tai yra, kur teikiamus mūsų rekomendacijos ir gydymo metodai, priimtos mūsų medicinos. O šitą šiuolaikinė medicina yra labai suskirstyta atskiras sritis ir kiekvienos srities specialistas žiūri tik savo, o žmogus yra vientisas. Už tai pasaulyje yra holistinės medicinos ir informaciniai centrai ir ligoninės, ir kur bandoma gydyti visiškai net be vaistų, arba yra kritikuojami šiuo metu mums skiriami vaistai, kurie sukelia papildomas ligas. Mes turim suprasti, kad šiuolaikinė medicina yra visiškai pasikeitusi. Ankstesnius 2000 metų pagrindinis principas buvo nepakenkti. Šiuo metu yra principas naudos ir žalos. O kokia nauda ir kokia žala tam ligoniui. O tą naudą žalą sprendžia ne pats pacientas, o sprendžia gydytojas arba akademinis sluoksnis atstovai, teikdami savo metodikas įvairias. O mes matome, kad šitą oficialioji medicina labai teikiamas paslaugos labai pabrango, žmonių sveikata niekur nuo to nepagerėjo ir nepailgėjo gyvenimo trukmė, o ji net pradeda trumpėti. Tarp kitko galėtume, nežinau, kodėl nepasigiria, kad 9 metais, pirmą kartą per 20 metų, mūsų Lietuvos gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė pailgėjo 1 metais. Reikia pasidžiaugti. Tai mano nuomonė dėl to, kad jie nebeturėjo pinigų, kad pirktų tiek daug vaistų. Tiesiog mes prieš filmavimą kalbėjome apie tokį faktą, kad vasario 2 dieną Lietuvoje jau 16 savivaldybių paskelbė gripo epidemiją. Tiesiog ką tai byloja apie visą Lietuvos bendrąją sveikatą? Ar iš tikrųjų tokie sergantis esame? Matot, čia paprastai, jeigu yra daugiau kaip 110 tūkstančių gyventojų, skelbiama epidemija. Kiek ten yra gripo, kiek tų paprastų peršalimo lygų, sunku yra pasakyti. Kad tai paskelbė, tai čia daug kur yra pasaulyje. Tos gripo epidemijos eina ir eina. Ir čia nieko tokio baisaus, taip ir bus. Bet tiesiog visuomenė keliamas toks šaršalas, kad liktai jau mes labai sunkiai sergame ir vaistų daugiau reklamų atsiranda ir skatinami žmonės pirkti tam tikrus preparatus. Teisingai, ir čia yra kalta mūsų spauda. Kaip yra pažymima pasauliniai literatūrai, šiuolaikiniai, reiškia, mūsų farmacijos ir kiti šulai skiria milžiniškas lėšas reklamai. Pavyzdžiui, netiesiogiai reklamai Amerika skiria 3 milijardus per metus, o medikų reklamai 15 milijardų. Tai yra milžiniškos sumos. Ir už tai, jeigu paimti medicinės, reiškia, profilio spaudą, tai faktiškai visai yra nupirkta. Reiškia, arba jinai yra, kaip sakant, turi labai glaudų ryšį, arba kaip rašo užsienio spauda, jinai parazituoja tiesiog. Iš tų užsakymų reklamos jie gyvena. Jeigu nebūtų šitų užsakymų, jie neįsiverstų, bankrutuotų, už tai taip ir yra. O kaip Lietuva atrodo viso šitoj vakarų medicinos situacijoje? Kaip pasakyti, jeigu mes paimsim mediciną, reikėtų, aš manau, skirti du dalykus. Pirmas dalykas tai yra ūmus įvairūs susirgimai. Ir čia mūsų medicina palyginti tikrai nėra blogesnė negu kur kitur. Ir faktiškai čia viskas yra susiję su chirurginio profilio profesijomis. Dar bištų truputį infekcinės lygos. O jeigu mes paimsim lėtinės ligas, tai remiantis šiuolaikiniais tyrimais, mūsų gydymas šiuolaikinis įvairių lygų yra niekam tikęs ir čia turi būti pakeista paradigma. Ir už 15-20 metų tikrai dabar taip nebus gydoma. Ką aš turiu omeny? Kai dabar pas mus pertvarka sako, reiškia, turi gauti kokybiškas ir saugias paslaugas. Neįmanoma šito gauti. Kodėl? Todėl, kad visiškai gydymo principai yra netikę. Kaip ir sakoma, pavyzdžiui, dabar
jeigu jūs eisite pas specialistą, aukštos klasės, pavyzdžiui, kardiologą, dėl širdies ligų, ir jeigu jūs vykdysit visus kardiologo patarimus ir gersit jums skiriamus vaistus, tai infarktą arba insultą jūs gausit 4 kart dažniau, 400% padidėja. O kodėl taip nutinka? Už tai, kad yra netikės gydymas. Aš įsivaizduoju tokią situaciją gyvenimišką, jeigu tu nueini pas gydytoją ir jau vis tiek nesikreipsi, kai jautiesi labai puikiai, tai tiesiog neįmanoma kitaip, tu teisingai, reikėtų pasipriešinti. Taip, ir jums nėra ką daugiau daryti. Mano asmeninė nuomonė, pavyzdžiui, paimkite pulmonologus. Reiškia, atskirai yra sritis ir ką pulmonologai. Reiškia, bronkinė astma, chroninis nespecifinis plaučių susirgimas, gydyti visą amžių, gydyti tam tikrais tokiais plečiančiais vaistais ir hormonais. Medicinos mokslas jau nustatė ne vieną, daugiau kaip prieš 10 metų, kad šitie vaistai, kurie skiriami bronkų išplėtimui, praėjus savaitę ar 10 dienų jie nebeveikia, naudojant ilgiau jie sukelia uždegimą. Reiškia, pulmonologai sako, mes nežinom, kodėl tas uždegimas atsiranda. Skiria hormonus, kad tą uždegimą mažinti. Reiškia, gaunasi pasaka be galo. O yra paprastų vaistų, yra paprastų būdų, yra daugybė išgydytų ligonių, bet pulmonologai į tai nekreipia dėmesio. Otolaringologai, gastrologai sako, kad yra virškinimo traktų susirgimų, kurie duoda įvairiausius plaučių susirgimus. Jiem tai yra nemotais. Ir šito nebus, kadangi didžiulės pajamas gauna iš tų pinigų. Bet sakykit, ar visi gydytojai tikrai skiria dėl to, kad yra suinteresuoti pasipelnyti iš to, ar tiesiog kiti skiria taip, nes tam reikia vis dėlto ir žinių, kad paskirtum kitokį gydymą? Matot, kame dalykas. Čia mes negalim kaltinti Lietuvos medikų ar ką nors. Čia vyksta Europos konferencijos, pasaulinio masto konferencijos, kur yra pateikiami duomenys. Tie duomenys dažnai būna falsifikuoti. Ir čia tie faktai, tokie, kurie netitinka tikrovės, bet po to mūsų žmonės grįžę, jie turi taikyti šiuolaikinius metodus. Ir jie, taip jie moko būsimus studentus, taip jie kvalifikaciją kelia gydytojai, ir jeigu jis kažką padėtų daryti kitaip, jam atimtų licenciją dirbti. Čia yra toks monopolis, reiškia, kardiologų monopolis, pulmonologų. Ir visi žino, pavyzdžiui, kad fizinis krūvis tenai, mankšta, grūdinimasis yra sveikatai, lėšų neskiria. Ar jūs matėte, kad net vienas ar koks kardiologas, profesorius, pulmonologas, kad sakyti, žinot, kas paskirkite ir šitais ryšiai kažką tai tokio. Tokių dalykų nėra ir nebus. O sakykit, dabar tiesiog noriu šiek tiek prie to gripo sugrįžti ir prie gydytojo kabineto. Dabar kiekvienas tikriausiai, kuris iš mūsų jau sirgo ar gripu, ar tai kokią nors viršutinių kvėpavimo takų infekciją, susidūrė su tuo, kad gydytojai nemato kito kelio, kaip skirti antibiotikus. Ar visais atvejais galima tiesiog pasikliauti šiais vaistais? Paprasto gripo atveju, čia visi žino gydytojai, nėra čia jokia paslaptis, kad antibiotikai virusų neveikia. Ir už tai antibiotikus... Bet tai kam tada jie skiriami tiesiog? Tai jau čia reikia paklausti jų. Dažniausiai nesako, tyli, slepia. Antivirusiniai vaistai. Teoriškai jie atrodo labai gražiai, praktiškai iš jų nauda yra labai nedidelė. Kodėl? Už tai, kad jie duoda labai didelės komplikacijas. Kartais atsiranda tokie simptomai, kurie žymiai sunkesni negu pats gripas. Tipiškas pavyzdys tai būtų SARS toks susirgimas, sunkus ūmus plaučių sindromas, kuriuo susirgo 32 šalių piliečiai, sirgo daugiau kaip 8 000 žmonių ir numirė nuo 7 iki 27%, ne kas ketvirtas. Irgi sukelta viruso ir Pasaulinė sveikatos organizacija kartu su kiniečių medicina, Kinijoje bandė tos ligonius gydyti. Kiniečiai nenaudojo jokių antivirusinių vaistų, bet jie naudojo savo tradicinius vaistus, tai yra įvairia žolių, taip sakant, antpilus. Ir nors tas buvo labai užkrečiama liga ir nuo žmonių galėjo užsikrėsti ir nuo paukščių, ne vienas gydytojas neužsikrėtė. Ir ne vienas žmogus kinietis nemirė, kada sirgo lengva arba vidutinė forma, be jokių šitų vaistų. Ir čia yra paskelbta literatūra, yra bibliotekose šitų duomenys, apie tai nieks nekalba. Ir pas mus dabar ką kalba, reiškia gerk skysčių ir naudok antivirusinius vaistus. Yra labai didelis, kaip pasakyti, aš tai asmeniškai pasakysiu, yra melas, kad, pavyzdžiui, pas mus apie druską niekas nekalba. Jeigu žmogus turi 70% vandens organizme, bet kažkodėl nesakoma, kad tas vanduo yra sūrus, prakaitas sūrus, ašaros sūrus, šlapimas sūrus,
Ir jeigu mes kalbam apie skysčių gėrimą ir nekalbam apie druską, tai čia yra didelė klaida. Sergant ir jis išprakaituoja, netenka druskos, o alveolėse yra sterilus oras. Ir šitas druskos padintas kiekis užmuša visas bakterijas. Tai kitaip tariant, tiesiog reikėtų, sergant ar gripu, ar virusinė liga, vartoti daugiau vandens su druska. Bet tik tai ne šitą rafinuotą baltą druską, kur yra, o paprastą arba jūros druską. Nes paprasta druska nebeturi tų savybių, kadangi yra pagaminta aukštoj temperatūrai, turi laktozės ir turi aliuminio. Ir kai dabar nanotechnologijos, aliuminis gali pakenkti smegenim. Tai va, taip, kad faktiškai čia nereikia ir tirti, kad pastatytų daug tos druskos kraujyje ar ne. Jeigu pradeda skrepliai turi būti, jeigu normaliai, jie turi būti trupučiukas sūrų skonį turėti. Bet sakot, kad druska kenkia kaulam, kaupėsi stubure? Čia yra melas, čia būtų galima atskirti, čia nieko panašaus. Natris yra pagrindinis elementas organizmų, kuris išjudina visą apykaitą ir išsivalymą. Tai jeigu jau tokia druska kenkia, tai kodėl, pavyzdžiui, chirurgai prieš operaciją pila lašelinės, o kas lašelinė? 0,9% druskos tirpalo. Litrą supiliai, tai 9 gramai druskos, supila 6 litrus. Reikia 50 kelis gramus druskos. Vokiečiai sunaudoja 15 gramų per dieną vidutiniškai druskos, japonai 30, gyvena ilgiausiai. Amerikiečiai tik leidžia 1,5 gramo, jie sunaudoja 3 gramus. Nėra niekur tiek sergančių pasaulyje, kiek Amerikoje. Ir tiek invalidų su kaulais ir su visais. Kas yra? Tik negalima iš karto, jeigu jūs, pažiūrėjau, nevartojot druskos ir staiga didelį kiekį naudosit. Bet kamet čia dar dalykas yra. Reiškia, koks yra melas? Kad druska sukelia arterinį hipertenziją. Čia yra absoliučius melas, tyrimais yra nepatvirtinta. Bet ko nieks nesako, o kas atsitinka žmogui, jeigu druskos trūksta? O jeigu druskos trūksta organizme, neurologiniai simptomai. Depresija, bloga nuotaika iki komos. Tai reikia valgyti ne šokoladą esant blogai nuotaikai, o... Kodėl? Svarbu, jeigu jūs galite valgyti šokoladą. Priklausomai nuo kokio kiekio, jau tamsų šokoladą, bet be druskos nevyks jokie procesai organizme, suprantant. Galų galiai, jeigu ta druska kenkia, kodėl vaikus siunčia į drusko šachtas, tenai, kad kvėpuotų, kur plaučiai serga, arba druskininkus yra haloterapijos kabinetai, kur išpurškia druską ir kvėpuoka. Užtenka žmogui įsidėti druskos į stiklį išgerti, kam tos pinigus mokėti. Čia yra literatūra, bet šitas yra didžiulis, jeigu žmonės naudotų normaliai druskos, pusė ligų nebūtų, suprantat? Nes kol jūs dar taip gyvenat, jums tos druskos pakanka, bet jūs pradedate eiti pas gydytoją, jums iš karto pasakysite, druskos nenaudok, nors jeigu tas spaudimėlis pašoko, o jūs jau turit klausyti. Druskos pertekliaus praktiškai chroninių nėra. Ūmus gali būti, jeigu staiga kažko privalgėt, tai jūs pradės troškinti, čia nebūna. Yra tik tai kliniškai, yra tokie du atvejai, jeigu žmogus sutrikęs, jau koks jisai blogam stovi žmogus reanimacijų, kurias jau troškulio jausmas sutrikęs, arba neišnešioti naujagimiai, kurie pradeda anksti maitinami karvės pienu. Karvės pienė druskos yra 25 kartus daugiau. O kaip jie gydo? Lašelinė lašina tik tai ne 0,9, o 0,5% lašelinė. Ir išveda iš to stovio. O jie duoda neurologinius simptomus. Tai plus dar kas yra, druskos trūksta bet kokiais vėžio atvejais, depresijos, streso ir taip toliau. Tik tai kalbant apie druską, visada reikia kalbėti apie skysčius. Gali būti iš žmogaus skysčių organizme daug, vienas dalykas, gali būti normai ir gali būti mažai. Ir šitie tokie variantai truputį skiriasi. Ir žmonės, jeigu apie tai, aš skaičiau paskaitas, žmonės man skambina labai patenkinti. Ir sąnariai nebeskauda ir visa kita. O sakai, tiesiog sugrįžkim šiek tiek prie to gydytojo kabineto. Tai ką žmogus turėtų žinoti prieš ateidamas pas gydytoją? Tiesiog savo teisės, ko jisai gali reikalauti? Nes tarkim, dabar su kuo mes susidurėme, tai tiesiog yra jau gydytojų patvirtintas kažkuris metodas, kurio gydytojas pasitikė, jisai jį išrašo, nes jisai sakė, kad ir kitiem padėjo. Bet tarkim, ar tai, jūs teigiate, kad tai ne visada pasitvirtina ir kad ne visada reikia skirti antibiotinius vaistus, bet ko galime prašyti? Jeigu dažnai sutarėme netgi su neigiama nuomonėje. Čia matot, kas yra. Yra labai geras dalykas, kad žmonės turi teisę reikalauti, aiškintis. Bet čia yra lasda kita gal, čia yra didelis, yra minusas. Žmonėm, kadangi daktaras jis turi algoritmus ir jiem visiškai nesvarbu, ar jums tas padės ar nepadės. Suprantat? O ta teisėm pamatos spaudimą, cholesterolis, nuo cholesterolio vaistelis, ten nors niekam jums nereikia. Jie kitaip negali. Kol nepasikeis paradigma, tas mokymas,
Ir ką dabar, pavyzdžiui, Amerikoje šiuo metu pusė žmonių neina pas specialistus. Tos oficialius, nei pas kardiologą, jeigu ūmus susirgimas taip. O lėtinis susirgimo atvejais neina. Lietuvoje taip pat yra informacija, kad pusė žmonių eina į polikliniką tik dėl to, kad gal išrašytų jam kompensuojamus vaistus. Jis kažkokį vaistą priprato, šitą geria, ten gerai, negerai. Taip, kad čia jūs kažką tai įsireikalauti. Čia Amerikoje yra labai daug, reiškia, visi dėl smulkmenos paduoda į teismą, štai visi labai draužiasi, brangiai moka, štai ten aptarnavimas labai brangus. Kalifornijoje ir Teksase, pavyzdžiui, priėmė įstatymą, kai jeigu gydytoja paduodamas gydytojas į teismą, bet jeigu gydytojas buvo teisus, iš to, kuris padavė gydytoją, dideli pinigai įmami. Sprantat, už teisų išlaidas ir kompensacijas. Atpiko medicina žymiai. Ką reikėtų? Reikėtų, kad gydytojas turėtų teisę spręsti savo galvą, o ne tai, kas jam yra parašyta. Jis yra absoliučiai suvaržytas. Aš dabar galiu šnekėti, kad aš nieko nebijau, ta prasme, man taip sako, ar nebijau, kad tai kas nors už kampo tenai kur nors. O nebijot? Ne, nebijau. Už tai, kai jiems ir nusispjaut čia, ką sakom. British Medical Journal 2003 metais išleido visą straipsnį, aš įdėsiu savo knygoje visas konspektavęs, reiškia, apie tos visus, kokius fokusus jie daro. Tai farmacijos įmonė paskambino, pasakė, klausykit, kol jūs nepaprašėt pinigų, mes jums būtum davę išleisti numerį šitą žurnalą. Reiškia, viskas prieš juos. Iš kitos pusės reikia žinoti, kad visi tik tai šneka apie farmaciją. Bet farmacija, kaip pasakyti, numarina žmonių tik trečdalį. O yra dar visai ir kiti dalykai. Nereikalingos operacijos, nereikalingos procedūros. Pavyzdžiui, Amerikoje atlikti labai tyrimai, 150 mokslinių darbų apibendrinta. Per metus medicina nugalabėja apie 800 000 žmonių. Tai yra daugiau... O kaip tie skaičiai tokie galėtų Lietuvoje atrodyti? Lietuvoje, jeigu tai 100 kartų daugiau gyventojų, pas mus mažiau, tai turėtų būti apie 8 000. Bet pas mus tiek vis tiek tyrimų dar nedarom, skaitykim, kad tai yra, kad gali būti apie 4 000. Pas mus niekas netyrė. Ką tai reiškia 4 000? 4 000 tai reiškia tiek žmonių pas mus žūsta per gaisrus, per avarijas, per nužudymus, nusižudymus ir taip toliau. Tai ir medicina irgi taip pat. Ir dabar, kaip pasakyti, knygose rašoma, kad skaitoma taip, reiškia, nuo ko žmonės miršta. Pirmoji vietoje reiškia širdies ligos, po to vėžys, Amerikoje atvirkščiai vėžys, pirmą dabar jau tenai, paskui kitos ligos, bet dabar yra aiškiai jau rašoma, kad pirmoji vietoje žmonės žūsta nuo medicinos. Tai va, tokie dalykai yra. Ir aš čia turiu tokį lentelę, yra, kur, pavyzdžiui, Amerikoje nuo farmacijos žūsta apie 300 000 žmonių. Labai daug, pavyzdžiui, nereikalingų tyrimų atliekama vos net 8 milijonai, hospitalizacijų beveik 9 milijonai, kur nereikalinga. Ir tai yra milžiniški pinigai. Per metus 282 milijardai dolerių. Ekonominiai nuostoliai yra. Bet sakyti, mes jau žiūrime per tą gripo prizmę, tai jeigu nevartotume antibiotikų, kokiais kitais būdais galime gydytis? Kad neskatintumėm tos pramonės, kuri tiesiog dirbtinai provokuojama. Oficialiai skau, čia skiepai yra antivirusiniai vaistai. Taip, nes dabar aš jums, kaip minėjau, prieš... Aš kažkada irgi juos naudoju, atrodo logiška, kaip iš suleidai. Reiškia, nusilpninta virusą, žmogus imunitetą išvysto. Bet kame dalykas yra? Žmogaus imunitetas yra labai stiprus. Jeigu jis yra geras, jis sunaikina viską, nereikia nieko. Bet kas pas mus dabar yra? Reiškia, pas mus visai nekreipia dėmesį paskutinius medicinos laimėjimus. 2 šveicarų mokslininkai padarė tokį retą atradimą, kad, reiškia, žmogaus organizme esančios tos vadinamas probiotikai arba gerosios bakterijos, kurios padeda virškinti, jos ne tik, kad padeda virškinti, bet jos yra imuninės sistemos informatoriai. Reiškia, jeigu jie neduos ženklo, mūsų imuninė sistema nesuveiks. Ir kai sako, miegos. O mes tą imuninę sistemą, kai tik antibiotikais, cheminiais preparatais ir kitokiais dalykais sunaikiname. Ir dar kas yra dalykas, niekas kaip nekalba, kadangi visi nori, kad būtų daugiau sergančių. Kodėl nenaudoti vakcinų? Vakcinas kas įeina? Keli šimtai mums svetimų baltymų, gyvsidabrio, laktozės ir aliuminio. Vaikai iki mokyklos vidutiniškai išgauna nuo 35 iki 40 vakcinų. Tai yra didžiulis krūvis smegenim. Reiškia, smegenys turi savo imuninę sistemą, kada ji nebesuveikia,
Jeigu vaikams per daug duodam, reiškia pas juos vystosi yra toks judesių ir dėmesio sutrikimų sindromas ir autizmas. O suaugusiam, reiškia, Alzheimeris ir Parkinsonas. Skaito, kad jeigu tu 5 kartus iš eilės pasiskiepysi, 50% padidėja tikimybė, kad tu susirgsi arba Parkinsoną, arba Alzheimeriu. Nes ir taip yra įvairių. Kas yra? Skiepai yra priskiriami prie fungicidų, pesticidų, visokių šitų. Jie visur, kur tai čia yra tokie dalykai. Bet sakyt, kokių būtų galima atsisakyti skiepų? Va, tarkim, iki mokyklinio amžiaus vaikams. Čia yra problema sudėtinga. Yra, kur tikrai reikalingi. Pavyzdžiui, vaikiškos visokios lygos, ten timai, skarlatina, visą kitą, dabar skaitau, tai kaip tik, jeigu koks vaikas ten susirgo, tai reikia visus vaikus versti, kurie persirga. Paprastai vaikai nemiršta ir gauna imunitetą, bet čia yra atskira kalba. Bet mes kalbame apie gripą, nes kas yra, pavyzdžiui, Amerikoje prieš 20 metų buvo skiepijama nuo gripo maždaug 15% žmonių. Šiuo metu yra skiepijami 65%. Per tuos metus mirtingumas nei vieną, nei kiepus visiškai nepagerėjo. Kaip mirdavo apie 1000 žmonių nuo to gripo ir taip ir dabar miršta. Maždaug, reiškia, miršta 1 iš 300 000 gyventojų. Ar dėl to mes turim visus skiepyti? Ir kas po to bus žmonėm? Tai va čia yra visi esmė. Bet apie tai niekas nenori kalbėti. Jeigu tu pasakys, čia yra neįrodyta. O kokie ten daromi fokusai ir kokie daromi papirkinėjimai, tai čia ne mūsų dabar šios dienos tema. Jūs kaip tik minėjot, kada Anthony Morrisas sakė, kad tiesiog neįrodyta yra vakcinos. Taip, jisai buvo vyriausias virusologas, maisto ir maisto administracija yra federata, tokia reiškia organizacija, ir sakė, kad visi jie puikiai žino apie tai, bet prekiauja, kadangi yra didelis biznis. Paimkim dabar AIDS ir živ tenai, taigi 300 metų kūrė vakciną, kaip jos nesukūrė. O čia reiškia, tas kiaulių gripas kažkur tai Meksikoje, jis išlindo, daug yra tokių nuomonių, kad šis buvo paskleistas, o jis niekur neišlindo, ir po 3 mėnesių gavosi vakcina. Taip išėtų, kad vaistų pramonė kaip ir galėtų žaisti su žmonėm. Gali būti. Aš negaliu tvirtinti, bet ir į tų žmonių, ir dabar yra iš ES jau atstovų, medikų, kurie kreipiasi į Pasaulinę sveikatos organizaciją, kai jie tarnauja, ne tam, kam reikia. Jie padarė baisų biznį. Kinai, pavyzdžiui, turi puikiausius antivirusinius savo liaudies preparatus, vaistus, užsakė 351 milijoną šitų vakcinų. Tai jūs įsivaizduojate, kokie dalykai, jiems nebereikia nieko. Dabar jau kiaulių gripo vakcinas tikrai nebebus, bet bus įjungta į kitas. Arba paimti kokias nesąmonės daro, kada gimdos kaklelio vėžio profilaktika, reiškia, žmogaus papilomos virusas skiepija. 3 kart skiepyti, tai po 500 maždaug, ir pradės skiepyti vaikus. Čia tokia nesąmonė, kada ta papilomas turi 100 000 moterų ir vyrų, o susirga keli šimtai tik tai to kaklelio. Ir dar kas yra įdomu, kaip Amerikoje sako, reiškia, kad šitie visi agitatoriai, kurie ragina skiepytis, savo vaikų neskiepija. Savo vaikų neskiepija. Vienoje valstijoje, reiškia, jeigu ten nuo hepatito, nuo ko neskiepija, tai į teismą paduoda, pristato darbam visokiem, baudas deda, o patys ne vienas neskiepija savo vaikų. O pažiūrėjau, slaugos namuose kitur nuo gripo, tai neklausė šitų senukų. Tai mes tą vitaminus leidžiam dar ką nors. Skiepija, čia yra baisūs dalykai, nes už tai gauna. Bet čia tiesiog žiūrint žmogiškai, tai dabar nuėjus į polikliniką kabo visų raginimai skiepytis nuo gripo. Anksčiau tikrai kabėjo. Teisingai, taip. Taip ir turėtų būti, ar tiesiog reikia kritiškai žiūrėti? Nebuvo, yra įkurta Lietuvos imunologų asociacija. Ir toks jaunas malonus džentelmenas daktaras pasakė, mes turim pasiekti, kad būtų 75% žmonių pasiskiepėję. Koks jis puikus, kaip jis puikiai atstovauja šitiem farmacininkam. Taip, kurie gamina vakcinas. O kad po to bus pilna Alzheimerio ir Parkinsono, arba vaikams ten su autizmu ir taip jau kas vis didėja. Apie tai jiems nieks ir nesako. Jeigu jie taip yra išmokinti, jie nuvažiavo kur nors į konferenciją, dar paskaitė pranešimą. Čia, reiškia, finansinių ryšių konfliktas faktiškai yra, nes už tos visokios paskaitas apmokama. Daromi bendri darbai, už tą jie gauna irgi pinigus, o dabargi, pažiūrėjau, visi vaistai, kurie, kad patvirtinti, kad jie tinka, turi praeiti klinikinį išbandymą. Tai anksčiau buvo daroma ligoninėse. O dabar važiuoja į trečiąsias šalis, atvažiuoja ir į Lietuvą, apsigyvena tai mokslininkai viešbučiuose, eina surenka valkatas, duoda jiems pinigų ir paskiria gydymą ir paskui parašo tą, ką reikia. Tai yra įrodyta.
Tai yra įrodyta, atspinti visokiausių tai dalykų, bet jų valia yra didžiuliai finansai. Ir mes tai galim tiek, požiūrėjau, jūs paklausys, manau, jie gali žmonės patys spręsti. O sakykit, čia bendrai paėmus, tiesiog lyginot vakarų mediciną ir šiek tiek norėjome aptarti Lietuvą tame kontekste, bet iš tikrųjų patys lietuviai, ar jie daug suvartoja vaistų, ar jie linkę pasitikėti visais farmacininkų pranešimais, vaistinių reklamomis ir taip toliau? Galų gal ir patys gydytojai reklamuoja. Matot, kame reikalas, žmonės yra įsitikinę, kad be vaistų nieko nebus. Suprantat? Čia Lietuvos žmonės, taip? Yra daugybė ir Lietuvoje tas pats, aš tokių statistinių duomenų neturiu, kiek sunaudoja, bet kai jie sunaudoja daug, pavyzdžiui, aš kada rašiau knygą, tai 6 metais išleidau, reiškia 4 metais maždaug, aplamai farmacijai išleisdavo apie 1 milijardą, dabar jau beveik 2, kas metai 15-20% tenai šis pardavimai didėja, nuo to sveikata nepagerėja iš principo. Tai sakau, kol nebus priimti holistinės medicinos principai, kad bus gydomas visas žmogus, o ne tai, kad ten vienas euras. Vienas euras sistema, tai visa kita, tai yra ūmų susirgymai, chirurginiai dalykai, taip viskas yra gerai. Nors operacijų yra daroma daug be reikalo, tyrimų yra daug be reikalo daroma. O sakyt, kokiom operacijom gydytojai piknaudžiauja? Kokius ryčių specialistai gal taip reikėtų klausti? Daugelio. Praeitais metais buvo konferencija Amerikoje ir Amerikos, taip sakant, kaip virchirurgas ar ten šitos FDA atstovas, kuris rūpinasi chirurgija, pasakė, kad Amerikoje 9 metais per metus be reikalo amputuota 13 000 galūnių žmonėm. Be reikalo. O pas mus irgi kardiologai operuoja, kur tikrai reikia, bet operuoja, kur galima neoperuoti. Ir, pažiūrėjau, reikėtų operuoti diafragmos išvaržą, jie šuntuoja širdį ar ten ką nors tokio. Čia yra atskiras specifiniai klausimai, kur čia, kaip sakant, nenorėčiau diskutuoti. Paimkim brokinį astmą. Gydų šitais vaistais, jų tikrai nereikia. Pasaulinė sveikatos organizacija prieš 15 metų pasakė, kad astmai gydyti reikalingas tik vienas toks trumpo veikimo bronchus plečiantis vaistelis ir prednisolonas. O jie dabar daro, reiškia, Amerikoje astmai išleidžia dabar 6 kart daugiau pinigų, o to vis pablogėjo. Tas pats yra su vėžio. Niksono laikais buvo priimta programa vėžio gydyti, o nuo to laiko per 40 metų vėžio gydymas niekiek nepagerėjo. Pabrango 100 kartų gydymas, chemoterapija ir visa kita, o vėžio išgyvenimas nepailgėjo nei vieną dieną. Bet apie tai niekas nekalba. Daugelis vaistų, pavyzdžiui, kur dabar širdžiai gydyti taip toliau, jeigu skatina, širdies nepakankamumą skatina vėžio atsiradimą, bet apie tai žmonės, niekas apie tai žmonėm nepasako. Nes kas yra, kol žmogus yra sveikas, tol jam yra viską nusispjauti. Jums kaip ekonomistai noriu pasakyti, pavyzdžiui, paleido gandą vienas mūsų Seimo narys, kad bus devalvuotas litas. Visi veržėsi į bankus. Paskelbė ten Akropolis, kad kažką parduos, per naktį suvažiavo, kad nusipirkti. Profesorius Ričardas Rotomskis, mūsų universiteto profesorius, reiškia, pasakė per Lietuvos radiją, buvo laida tokia pažinimo vartai, kad šiuolaikinė medicina yra žmonių žudymo įrankis, nes jį žaloja normaliai organizme vykstančius procesus. Jokių niekur, iš jėgo jokios pastabėlės, niekam. Suprantam, jis gal gavo pastabą ten, aš mačiau su jos visiai kažkada bendro padaryti, jis taip šypsojos ir žinot, žmogus visada irgi vėžių srityje dirba. Taip, kad matot, kokie yra dalykai. Tai tiesiog aš jau tikriausiai užduosiu paskutinį klausimą. Jau mes daug kalbėjome apie sveikatą, tai kaip reikėtų gyventi, kaip reikėtų elgtis, kad kuo mažiau sirgtumėm ir kuo mažesnį pelną darytumėm farmacininkam? Reikėtų savo sveikatą pradėti rūpintis, kol nesergi. Ir stengtis, kuo mažiau naudoti vaistų. Pavyzdžiui, paimkime tos pačius antibiotikus, kaip jau sakiau, surado tas bakterijas. Jeigu aš tas bakterijas užmušu, tai mano imuninė sistema nebeveiks. Ir yra tokia ortomolekulinė medicina, kuris sako, vaistai yra reikalingi, bet, pavyzdžiui, antibiotikai 1-2 dienas, viskas, po to organizmas, jeigu ten reikia. Aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad vaistų nereikia, suprantat, ūmų susirgymai visą kitą vaistai išgelbsti gyvybę. Bet tik tai ne taip, kaip yra naudojama dabar. Pavyzdžiui, vėžio profilaktikai reikėtų naudoti jūros dumblius. Labai pigus vaistelis. Kodėl? Už tai, kad kiekviena ląstelė turi 2 atomus jodo, o jodas kaip tik skatina vėžinių ląstelių suirimą. Mes visi, ir jūs, ir aš, mes turim vėžinių ląstelių.
tik organizmas puikiai su jais susitvarko. Tai vot. Ir daugiau tokių dalykų yra. Reikėtų, sakiau, nevengti visgi druskos, nereikia jos niekam per daug, bet naudoti šitą reikėtų, skysčių pakankamai, nedidelė fiskultūra. Aišku, jaunas žmogus jis gali tenai ir sportuoti, ir siekti tokių rezultatų, bet sveikatos tai tikrai nepriduos. O kaip čia prieš pat laidą kalbėjote apie visokius intimumus, sakėt, kad irgi gelbsti žmogaus imunitetą? Čia reikia kalbėti, kaip pasakyti. Čia jeigu kalbėti apie seksą, kaip sakant, normalus seksas, viskas yra labai gerai. Paplitęs dabar, kaip sakant, tas oralinis seksas, tai čia yra, kaip pasileidimo, iškrypęs pasileidimas, sakyčiau. Nes čia įvairius virusiniais, kaip tik tos žmogaus papilomos virusų, herpes virusų apsikrėti. Didžiausias iškrypęs pasileidimas yra analinis seksas, kurį atlieka gėjai. Kartais atlieka vyrai ir su moterims, kurios nenori nėštumas. Reiškia, kodėl? Gėjai gali savo veiklą vystyti todėl, kad tisioji žarna neturi skausmo receptorių. Gėjai dažniausiai būna grubus vyrai, kurie nori tą grubų seksą, moteris dažniausiai tampa šaltus po tokių dalykų, o čia reiškia, o kas yra? Sperma yra labai imunis slopinė sistema, plus yra pastoviai traumuojama mechaniškai, įvyksta, reiškia, organizmas tam tikrą laiką atsispiria tam, bet paskui vyksta fiziologinis perversmas ir įvairius mūsų virusai ir bakterijos esančios organizme tampa patologinis ir susirga žmogus AIDS. O AIDS kokie ir čia ne gripas koks, o ten ir tuberkuliozė, bet kokios ryties, vėžiai visokie, viduriavimai baisiausi ir taip toliau. Tada, ir principe, virusas čia turi labai mažai reikšmės, čia priklauso nuo baltymų. Ir, pavyzdžiui, prie gripo atvejais aš visiems rekomenduoju acetilcisteiną. Jis yra toks skreplių skystinantis, aminų rūgštis skystinanti, bet jį puikiai veikia prieš virusą. Jeigu jūs pagersite tablečių, pavyzdžiui, pas jūs yra ar karpos, ar papilomos, nereiks eiti mokėti didelius pinigus, pagerkite šitą vaistelį. Ne vaistelį, čia papildas yra. Šiaip tų papildų irgi, ten kalis, magnis, visą kitą, kai yra per daug, yra labai blogai. Mūsų žmogaus organizme yra tik 15 mikroelementų ir mineralų. Ir kada yra per daug, ir nėra sveika. Jokio kalio, magnis, niekam žmogui tablečių pirkti nereikia. Suvalgyk burokėlį ir bulvių, ten kiek taip tolotų, pilnai pakaks. Tai šitie pagrindiniai receptai? Taip, bet to man įdomu, kodėl, pavyzdžiui, pacientai niekada nepas jūs pirkit, bet kokį papildą. Reklamoje ten prirašo. Jūs pažiūrėkit, kas parašyta ant pakelio. Ten parašyta, kad šitas preparatas nėra skirtas jokios ligos gydymui, jokios ligos profilaktikai ir jokios ligos diagnostikai, nes gali būti, kad, pavyzdžiui, neaiškiai diagnozė duodi vaistą, pagerėja, reiškia, tenai tokia liga. Kodėl tą rašo? Tas yra niekam neįdomu. O čia yra konkurencija tarp farmacijos ir tų maisto papildų ir vieni, reiškia, jie nori užvaldyti šitos. Suprantat, pavyzdžiui, vitaminas C, taigi nuo vitamino avitaminozės jis gali būti naudingas. Paulingas Nobelio premiją gavo. Ne, parašyti, kad čia netinka. Yra daug tokių dalykų. Jums, tarp kitko, kaip mes esame mulkinami, tokių pavyzdžių yra labai daug, bet aš norėčiau jums pasakyti, pavyzdžiui, yra toks Alka-Seltzeris, ta pati Bayer firma. Reiškia, čia yra 10 tablečių, kaina 16 litų, skaitykim apie $6. Čia pas mūsų vaistinėse. Amerikoje ta pati firma, 72 tabletės, kainuoja $3.00. Kiek kartų brangiau. Plus šitas vaistas yra pilkas tabletė, geriant jį neskanį skonį turi. Čia labai maloniai ištirpsta, labai malonaus skonio. Bet tas dar ne viskas. Šitas parašyta, kad yra tik tai nuo skausmo pas mus. O čia ir turbūt aspirinų sodos ir citrinų rūgšties. Tik nuo skausmo. Amerikoje tai yra antacidas nuo rėmens sėdimo pirmiausiai ir tik paskui nuo skausmo. Tai reiškia, mes gaunam blogesnę kokybę tos firmos, 15 kartų brangesnė ir dar mus mulkina, kas pirks už $5 ar 6 aspirino, tai kelis gramus, 10 tablečių, kad jis gali nusipirkti po pusę gramo už keletą litų.
O tas soda jis gali ir taip išgerti. Bet šį yra labai malonus, pigus, kadangi amerikiečiai perka ir brangesnius vaistus, o pas mus padarė, kad pirktų brangesnius kitus vaistus, suprantat? Čia yra pilna tokių atvejų. Pilna tokių atvejų. Tai jau, taip sakau, čia kas yra? Mano manimu, kas gali pakeisti, tai turi būti įsteigtas, reiškia, holistinės medicinos ir bent jau informacinis centras, kur žmonės būtų supažindinami, kad tas informacinis centras būtų biudžetinis ir kad jis turėtų teisę į archyvus kreiptis ligoninių, kad pamatytų, reiškia, kas darosi. Pavyzdžiui, Anglijos parlamentas yra priėmęs nutarimą, kad visos spaudoje būtų skelbiama, kiek kokioj ligoniniai numiršta žmonių pirmas 2 dienas po patekimo į stacionarą. Tai Anglijoje tą priėmė, gydytojai ir įstaigos labai nepatenkintos, Škotijoje, Velse, ten jie dar spardosi. Nes kas yra? Jeigu Amerikoje tiek žūsta, pas mus, pavyzdžiui, statistikoje nėra nė vieno žuvusio nuo medicinos. Suprantat? Pavyzdžiui, dainininkė reikia operuoti augliuką tiesiogiai žarnoje. Ji nuėjo daryti operaciją, ligoninė gavo sepsį ir numirė per kelias dienas. Mirė nuo vėžio. Mūsų dainininkas tenai irgi išleido tiek pinigų chemioterapijai. Ir praėjo keli mėnesiai numirė. Paklauskit chirurgą, visi žino, kad chemioterapija tik sutrumpina amžių sirgusių skrandžio vėžių. Jeigu jis būtų išgyvenęs 2-3 metus, jis būtų dar sakyvo, būtų gyvenęs ilgiau. Suprantas, čia yra, kaip pasakyti, chemioterapija, spindulinė terapija duoda komplikacijas, kai kuriais atvejais yra padeda. Bet jums neduos nė vienos garantijos, jūs mokėt kiek norit. Spaudoj buvo dabar atvejais, pasiskundė, kad privačioj klinikoje, reiškia, padarė, reiškia, ir chemioterapiją, ir kamieninių ląstelių transplantaciją. Ir pasiskundė, sakė, kamieninių ląstelių transplantacijos nepadarė, bet suleido fiziologinį tirpalą. Bet jeigu žmonės žinotų, tai jie, aišku, jeigu jie vietoj to kamieninių ląstelių suleido fiziologinį, tai yra aferistai. Bet žmogui tai tik ir nauda. Aš turiu duomenų, kur yra surinkta duomenys, kad kartu su chemoterapija kamieninių ląstelėm, reiškia, gydymas pabrangsta vos ne 2-gubai, bet nauda tokia, kad žmogus trumpiau gyvena, numiršta greičiau. Nė vienam neprailgino gyvenimą. Tai jau tokie dalykai yra. Bet čia yra pinigai. Tai aš kaip suprantu, peripetijų labai daug, bet tiesiog šiandien galbūt mes jau jų visų nebeišnagrinėsim. Taip. Tai tiesiog aš noriu jums padėkoti už pokalbį. Ačiū jums labai. Prašau.